procesas. Nu ir baigėsi pirmas teisėjavimas. Yra rytinė ir popietinė sesijos. Kiekvienoje sesijoje vertiname po vieną kategoriją kažkokią. Tai, ne pilną, turbūt, dalį jos. Tai pabūni, tada kavos atsigeri ir antrą dalį. Tai kiekviena sesija sudaro iš 2 dalių. Tai pirmoji daly mes vertinam tik tai 4, nedidelę kategoriją. Ir buvo kaulavaisiai. Tai visokios buvo 3 su vyšniomis ir 1 su uogomis, kurių aš nežinau. Aš pirmą kartą gyvenimas mačiau, jos vadinasi, kažkaip radom internete apie Mexican cherries, kartais vadinamas yra. Žiauriai įdomus kvapas, skonis ir net kartais atrodo toks aštrumas, lyg tai prieskonių. Labai faina uoga ir šiaip, gerai suderintas, labai midus. Tai va ta viena iš 4, kur tikrai vertas finalo, tai mes, o išsiųsti turim 2 arba 3, tai siuntėm 2, nes, 3 nelabai vertas buvo tikrai. Tai 2 buvo tokie sausau, 1, pusė bėdos ir 1 buvo tikrai geras. Aš manau, kad turi potencialo finale pasirinkti su kitais tikrai. Tai va tai. Ir viską reikia prašyti, viską reikia surašyti su komentarais, su pasiūlymais, su kažkokiais spėliojimais ir rekomendacijom ir pagirti reikia būtinai, nes stay positive yra pagrindinis šūkis. Ir dar kas yra įdomu, kad daug kas nežino, bet čia sako, duokit ne mažiau negu 60 taškų iš 100. Ir pradžioje kai kuriem atrodo, kad kaip čia galima, iš kitos pusės, žiūrėkit, žmogus dalyvauja, jisai gaus kad ir nelabai gražų, bet pozityvų maksimaliai vertinimą, tam rekomendaciją kažkokią. Žmogui kažkaip ir sik faina, kad jis taip gauna. Ir jeigu tu gausi 20 taškų iš 100, tau depresija gali užpulti. O čia gausi 60, ten pataisyk, padaryk, bet tave vis dėlto stimuliuos ir parems tavo toliau dalyvavimą. Tai būtinai reikia palaikyti šitą idėją ir labai gerą idėją. Tai rekomenduoju ir kitur taip pat vertinti. Negailėti taškų, nes vis tiek medalį gal ir negaus žmogus, nes medalis pagrindinis dalykas yra. Bet stay positive. Ir ką, sėdžiu viešbučio hole ir galiu papasakoti truputėlį apie antrą dieną. Dabar praėjo antros dienos pirmos pusdienis. Tai teisėjavome vėl 2. Taikiau žiauriai įdomų kategoriją, kurios labiausiai visada norėčiau teisėjauti ir noriu teisėjauti. Tai yra sausi tradiciniai midus. Kuo tai yra ypatinga? Todėl, kad jie yra sudėtingiausia kategorija gaminančiam ir lengviausia kategorija, nelengviausia, įdomiausia kategorija teisėjauti. Kodėl? Todėl, kad sausius midus pagaminti tradicinius, aiškiai be jokių papildomų priedų. Tai yra žiauriai sudėtinga ir labai sunku yra kažkaip subalansuoti, kad viskas būtų ir sausa, ir skanu, ir gražu. Dažniausiai, kai sausumas išlenda rūgštis, išlenda kartumas kartais, paslėpto negali nei vaisiais, nei uogomis, nei saldumu. Ir žiauriai įdomi tema. Tai iš 5 midų, kurios mes teisėjavome, dabar nežinau, kokia tai dydžio kategorija buvo, nes jeigu daug midų, tai dalinai 2, 3, 4 stalus gali būti. Tai mes iš 5, 3 buvo absoliučiai blogai. Labai blogai buvo. 1 buvo į pusiau saldžius turėtų eiti, nei sausus, nei tą kategoriją. Ir paskutinis buvo fainas. Manau, kad visai neblogas, tikrai ten turi potencialą, gal šiek tiek šviežokas, galėtų truputėlį ilgiau būti pabrandintas. Bet brandinant gali išlįsti kiti dalykai toks. Aš būčiau linkęs brandintis, bet manau, kad finalo vertas ir pažiūrėsim, ar finale jie išeis ar neišeis jisai. Bet linkiu sėkmės, tikrai fainas egzempliorius. Antra grupė buvo pusiau saldus su prieskoniais įvairius, žodžiu, meteglinai, man atrodo, buvo. Tai vėl pusiau saldus yra fainai, saldus labai daug paslėpia, pusiau saldus yra labai smagus ir geri. Tai visai įdomu, buvo tikrai daug neblogų, daug įdomių derinių. Ir išsiuntėm 2, nes galima ir vėl kategorija labai didelė, tada stalui leidžia išsiųsti ne daug, o gali išsiųsti nuo 1 iki 3, tai medalininkų potencialių, tai mes įsiuntėm 2. Labai fainai buvo, manau, kad verti irgi. Tai pasižiūrėsim, kaip seksis jiems, kaip bus ir matysim, kaip kas gausis. Ir truputį
Apie barus vakar pasėjom, visai per barus, visai nemažai tų barų praėjom ir matėme nuo sausau iki tokių, kur baisu yra, nors iš kraftinių barų iki vienas buvo visiškai kosmosas absoliutus. Tai turbūt apie gerus dalykus reikia tik kalbėti, tai jeigu nepamiršiu, dėsiu jie prašymą linką ir kai važiuosite į Krokuvą, būtinai tą barą aplankykite, ten yra, visiškai superinis dalykas, tai yra tiem, kas mėgsta keskinius alus arba anglišką tradicinį alų, tai yra rojus absoliutus, aš niekur nemačiau panašaus baro, jie Rusija jį gamina, patys gamina keskus, 8 kranai kesko, išragau visus labai puikus alus, tikrai puikus, atitinka stilius angliškus, švarus, žiauriai faina, 8 keskeilai. Man yra beveik koks džiaugsmas. Tai manau, šiandien vėl tenais eisime. Vienas. Gerai. Važiuojam. Tai sugrįžau iš Lenkijos ir žinot, kas sunkiausia yra? Sunkiausia tai, kad tu visiškai grįžti, atrodo, iš kitos planetos. Nes atsikeli ryte, eini teisėjauti, prieš tai atvykęs, gerai, nuo pirmos dienos atvyksti, varai pabaliavot biškį. Taip jau yra. Dažniausiai su lietuviais. Tada kitą dieną teisėjavau, tada varėm pusę dienos per miestą vaikščiojom, keliavom, ieškojom barų, visokių kavinių, pasižiūrėt. Miegos vėlai. Penktadienį atiteisėjau visą dieną. Vakare išėjom vėl per visą miestą, per visur ėjom. Penktadienį teisėjauji, tai tu turi pertraukas nemažas, bet visą tą laiką tu bendrauji su žmonėm. Ir gaunasi, kad mes prasėjom didelę dalį, vėl penktadienį laiko gerokai trumpiau, prasėjom, po to valgyt, visas miestas pilnas, kur normalūs barai su kraftu ir maistas, nėra niekur vietos, viskas užvaryta iki ausų. Taip, plius penktadienį ten turėjom žinių, nes su priedurniu oranžiniu, tai vėl buvo žiauriai įdomu, viskas skaitai, naujienas seki, viską žiūri, labai įdomu, tai daliniesi žiūri, diskutuoji. Šeštadienį nuo ryto konferencija, tada pertraukėlė, spėjom nuvaryti iki miesto po porą alaus ir apdovanojimų ceremonija bei vakarienė. Sekmadienį anksti ryte 6 atsikėlėm ir išskridom. Tai toks nei miego, nei kažkokių tokių pagulėjimų ilgų, dar kažko, toks vis laik veiksme. Žiauriai smagu, žiauriai faina, bet tu išsidarkai belekaip. Tai tu toks nesiorientuoji dienose, grįžti, tu supranti, kad laiko absoliučiai jokio nėra, tu praradai, nepraradai, bet tau dingo iš tam tikras dienų kiekis, iš tavo
reguliaraus gyvenimo. Ir dabar reikia kažkaip visą tai pasivyti, nežinau, nuo kurio galo pradėti. Tai va, tai tokia savijauta, bet faina, tikrai verta. Šiemet labai aukštesnis lygis stipriai visko buvo, tai kažkaip tikrai pozityviai labai žiūriu. Ir medalių daug išdalinta, bet ir dalyvių buvo 857 gal ar 5 buvo. Tai daugiau namų midų buvo. Dabar bijau sumeluoti kiek, bet turbūt kokių 30%, gal 20% daugiau, 25-30% gal turbūt daugiau namų negu profesionalių. Didžiulis kiekis tų midaus buvo, labai faina, bet ir konkurencija didžiulė. Laimėti medalį yra žiauriai sudėtinga. Tai yra turim reguliarius, kurie visą laiką laimi, bet ir net ir šiemet buvo nemažai tų, kurie kasmet laimi daug medalių ir šiemet negavo nei vieno. Tai reiškia, kad keičiasi tendencijos, atsiranda naujų labai stiprių dalyvių, kurie tų medalių gauna. Gerai turbūt. Ir medalius reikia, bet tu matai, kad kaip tai auga, koks didžiulis poreikis medaliams yra, kaip žmonės nori įsivertinti save, kaip smagu yra būti apdovanotam. Ir tuo pačiu kitiem, kurie negavo, dar stimulas turbūt dalyvauti dar kartą. Nes šiemet dalyvavo nemažai tų, kurie niekada nėra dalyvavę. Iš lietuvių tai gavo vieni medaus namai už medų 2 medalius gavo. Jolita su avilio istorijos gavom 1 medalį. Tai 3 medalių už medų buvo Lietuva. O už midų gavo Estida. Audronė, man atrodo, gavo irgi. Dar gal kažkas, tai gal 3 tai medalį, tai labai nedaug. Bet gavo kažkas tai iš lietuvių, tai vis tiek smagu. Ir dar gavo kaip metų medaus, čia šitą organizaciją, kur yra Mid Madness Cup ir Mid Judge Program, metų žmogus, ar metų kaip ir indėlis. Tai tas žmogus, kuris daugiausia padarė jų manimų apie midui. Tai laimėjo lietuvė. Kaip laimėjo, gavo apdovanojimą Gintarė. Tikrai daug daro, tą midų propaguoja, ir senėjo, jie ir gamina, ir propaguoja, ir važinėja su juo, ir veda kursus. Norint tapti teisėjų, tai Lietuvoje jinai veda kursus. Tai labai pelnyta, nežinau, iš Lietuvos tikrai nėra kam daugiau duoti pagal nuopelnus, turbūt. O tai, kad tai gavo lietuvė palyginus su visų jų pločių, dydžių, o ne kitos šalies, smagu. O po apdovanojimų dažniausiai visi išsirenka, ieško savo butelių ir vaišina vieni kitus savo gėrimais. Tai tada kažkaip aiškiau pasilygini truputėlį. Tai vieni gyrė labai savo gėrimus užtikrinti, nors ten tai gėrimai labai vidutiniai, bet labai laimingi, labai didžiuojasi ir ten jiem pasako, gal čia biškitas, bet vis tiek labai gerai čia kažkas. Tokių. Yra tokių, kur tiesiog natūraliai pavaišina, nori paklausti, kaip atrodo. Tokių turbūt didžioji dalis yra. Yra tų, kur medalininkai, tai ten tų visi trokšta labiausiai eina prie jų ir ragauja. Tai aš paragavau tų medalininkų visai. Italo buvo 2 midus gavo, labai fainas italas, mes su teisėjavom, kai tik prie stalą. Kažkaip gerai sutarėm, labai smagiai su juo, labai smagus vaikinukas. Marko. Tai 2 gavo medalius ir vienas midus 2 metų, kitas 4 metų senumo. Labai fainai, labai lygus, tai midų reikia laiko. Tai aš nusiunčiau 3 midus, tai vienas sesijinį, kitus ne, tai sesijinis toks, jisai vandeningas, bet jis labai lengvas, nesusijęs su manim, bet šiaip, kai vertina sesijinius midus, žmonės vėlgi vertina tą midų. Teisėjai praškiai visi, aš bent jau kiek susidūręs esu ir kiek teisėjavau, visi vertina pagal tai, kaip jis atskleistas, kaip ten kas yra. Bet sesijinė midų yra ne tik atskleidimas, yra vienas svarbiausių dalykų yra geriamumas. Pats sesijinis reiškia labai lengvai gerimas. Lengvas laipsnis ir labai lengvai gerimas. Tai kartais laimi kažko labai išaiškingi kažko, bet to geriamumo, drinkability angliškai, labai mažai yra. Tai neturėtų būti. Turėtų vis dėlto drinkability būti vienas svarbiausių parametrų, jeigu nesvarbiausia šitoje vietoje. O tada jau eini į kitus dalykus. Tai jo, jisai ten nebuvo kažkoks išaiškingas ir negavo, tai normalu, tai šiaip sunku medalį gauti. Ir siunčiau dar 2, tai vienas labai mano manimu neblogas, bet neradau jo, nežinau, kuris dingo, taip ir nesuradau. O kitas, šviežokas, aš po to paragavau
man atrodo, lyg ir nieko, bet kai neturi su ko palyginti. Kai palygini su tuo, kas ten yra, supranti, kad šviežokas, jam reikia dar metų, gal 2, tada jis turėtų labai gražiai suapvalėti. Išpiltęs į butelius esu, paliksiu, tegu stovi. Ir pažiūrėsim, bet, sakau, po to dar Portugalų tokį vieną vaikinuką, jis kasmet kažką laimi, turbūt kasmet. Irgi toks pozityvas labai yra ir 3 midus davė paragauti, puikus. Tikrai verta ir 2 iš jų yra su vynuogių sultimis, bet sultis ne desertinės, o tos, iš kurių gamina realiai vyną, iš ten rinkiniai vyno būna ir specialios sultis yra. Žiauriai geri. Tu supranti, kad va čia lygis yra. Yra ko siekti, yra ką galim padaryti, ir labai gerai. Tai vat. Kai tokių paragauju, supranti, kiek tai yra kietai, kiek galim ten dalykų atrasti, padaryti ir kaip toli dar yra su gamyba man, kaip toli reikia man nueiti iki ten. Dar su Ričiudu pasijuokėm, ten buvo vieni įrangą pristatinėję, kur galima įsigyti ją. Tai vat, jeigu nori sužinoti, midaus įrangą, virimo arba šildymo, arba kaip ten pažiūrėsi, įranga kainuoja apie 8 000, truputį daugiau. Ne, 6 turbūt. Pasterizatorius 8. Tai pasterizatorius naudoja tą patį kaitintuvą kaip ir virimo puodas. Tai reiškia susijungia kartu ir jisai naudoja tą patį. Logiška. Ir atpigina ir paprašiau prižiūrėti. Tai realiai įjungiasi tai ledinis vanduo, kuo šaltesnis iš kažko gręžinio ar sistemos ir pats užsikaitina vandenį. Jis tuo vandenį užkaitintų prasuka per jį su šildo midų ir su šalto atvesina. Jisai galima įsigyti automatizavimą, tai pilną arba dalinį, tai jis, jeigu viršiai sustoja, tai automatizatorius kainuoja 6 arba 8 tūkstančiai ir tada talpos dar eina, dar plovimo įranga, 3,5 gal ir po to ten tos fermentavimo šitą talpos, tai jos vienos kaina ten 1800-600 litrų. Bet kodėl tokie, aš nežinau, nes tai yra pigesnių, o netrokia pigesnio, tai nežinau, kas turesnio tiesiog plieno. Tai va, tai gali susidėlioti. Jeigu ten turėtas kelias talpas, apie 30 000, žodžiu, gali sustrepinti ir gali pradėti gaminti ten. Dar aišku, ten prisijungus dar šlangos visokios ir kiti dalykai, bet tai dar prisidės, bet čia minimalus toksai. Tai va, tai klausiu Ričardo, sakau, irgi sudėliok, kad reikia, kai skaičiavo 6 talpas, sakau, kodėl 6? Ar žinai? Ne, nežinau, tiesiog. Sakau, žinai, kada reikia pirkti 6? Tai niekas neatsakė, o tada kada 5 neužtenka. Kada 5, kada 4 neužtenka, o ne iškart 6. Nes daugelis žmonių tame tarpe Virgis kažkaip nefiksuoja, jam sakai, bet jis neužfiksuoja to dalyko, tai yra pardavimai. Tai jam kažkaip ta gamyba atrodo gamyba, svarbiausia, sunkiausia dalis ir viskas gamyba susiję. O pardavimai tai natūraliai parsiduosim čia viską. Tai tie, kas susijęs su šituo verslu, tai čia ar alus, ar medus, ar kiti gėrimai, tai pirmas dalykas yra ne gamyba, o yra pardavimas. Kaip tu sugebėsi parduoti ir kokius kiekius sugebėsi parduoti. Čia sunkiausia dalis yra. Tai vat nepatirtis, nefiksavimas, to negirdėjimas yra didžiausia klaida. Gali prisipirti tada per dėlių talpų, per daug talpų, o kas iš to ir kur po to tą gėrimą dėtų, nežinai. Tai akcentuokit, atsiminkit viską, pirmas dalykas pardavimai yra, po to toliau. Tai kažkaip visai gerai pasidėjom, pasižiūrėjom. Žodžiu, toks labai geras laikas ir verta nuvažiuoti buvo šiemet. Neėjom į vakarienės, kur ten 70 € vakarienė, tu gauni pavalgyti ir ten pabendravimą, daugiau nieko. Tai kadangi didelės pertraukos tarp teisėjavimo, tai prisibendrauja, mano manimu, tai neblogai visai. O konferencija faina, vis tiek yra ir tas patodalinimas į savais gėrimais, kur dalyvavo ir pasilyginimas, pasikomentavimas, ypač tų kategorijų, kur tu esi teisėjavęs, tu papasakoji, ką tu matėjai, kaip tu girdi, kas buvo, kas gavosi, smagu. Tiesa, teisėjavau dar ne Bošė, o Bregotos. Tai Bregotos ta pati problema kaip ir su sešionais. Teisėjų didžioji dalis ryškiai, jie nežino, kas yra alus. O Bregotas yra alaus ir medaus mišinys, tai yra alus su medum arba medus su salyklu ir apiniais dažniausiai. Ir ten kažkas būtinai nori išskirti, kad tai, ar tai medus, ar tai alus, ten dalina pagal procentus, kiek ko, ar salyklo, ar medaus daugiau. Tai aš kažkaip linkęs į tą pusę, kad kodėl negali būti abudu ir nereikia dalinti, būtinai nereikia priskirti vienai kažkokiai kategorijai. Tai
teisėjai nežino, kas yra alus ir teisėjauja viską tik per midaus prizmę. Nu, žiauriai neteisinga, žiauriai didelė klaida šito vietoje yra. Tai čia aš pasakoju tik tai tas esminius tokius taškus, kur man užkliuvo. Tai belekiek daug gerų dalykų, kurie neužkliuvo, reiškia, visa kita žiauriai gerai buvo padaryta. Tai va, tai tas toks yra, kad teisėjavimas priklausant to, ko pataikys, ypač tokių specifinių stilių. Nu, bet, kaip sakyt, laikas jais gal pasikeis, nes tikrai teisėjai stiprėja, jų daugėja ir aš teisėjavau su 3 skirtingais teisėjais. Ir vienas, nu tai jo, tai du normalus, labai normalaus lygio, viskas gerai, vienas silpnesnis šiek tiek. Nu, silpnesnė, viskas bus dar pasikels, bet irgi, irgi supranta, suvokia, kas tai yra, ne tai, kad ten nulis ir atėjau iš kažkur tai tuščiai. Tai tokios vat istorijos. Dar trumpai. Sako, varom pavakarieniausim kur nors. Nu, varom. Tam parinko kažkokį tai restoraną, varom. Nuvažiavome į tą restoraną. Prie durų Mišelino toks kvadračiukas. Nu, tai Mišelino gidai traukta yra. Nu, galvoju, kainos bus geros. Nu, taip ir yra kainos didelės. Bet netame esmė. Aptarnavimas visas. Tu įeini, viskas kaip ir ok atrodo, tvarkinga. Viskas paruošta kaip restorane. Padavėjas toks aktyvus, ten viską lenda į užpakalį, atrodo toks viskas net per daug. Bet taurė stovi vyno ant stalo, visa murzina, mutina visa, vėlė kaip murzina. Servetėlė, kur ant kelių pasikloji, yra suplyšusi, nuskalbta ir suplyšusi. Tai čia pirmi ženklai. Po to jisai prie aptarnauti, mes užsakėm maistą. Sakom, pasiūlykit vyną prie mėsos. Turim puikų čia vietinį, lenkišką, tokį, labai skanu, labai gerai. Ir jau kažkas sako, tai gal įmam Jolita sako, tai o gal dar kažką gali pasiūlyti. Ir viskas, šakas ir matas. Jis nežino nieko iš savo vyno kortos, turi vynų labai daug, o nieko nežino. Pradėjo vartyti knygelę, kokios šalies norite, tada pradėjo skaityti iš ten. Nu, toks, žiauru yra. Taip, čia tu esi Mišelino gido šitas restoranas. Atnešė maistas tragiškas. Aš nežinau kaip kitiem ten, kiti irgi labai nesidžiaugia, bet aš valgiau jautienos nugarinę, visa guma. Guminė, nors prašiau pakepti tai vos. Tai pakepė biškį per daug, bet netame, čia smulkmena. Bet tu valgai kaip guminė, labai blogai. Labai blogai. Dar jau Tulikas, čia profesinė lyga, aš iškart žinau, kur žiūrėti. Tai jis, man atrodo, net taip seniai atsidaręs buvo. Tai Tulikas neplautas. Klozetas neplautas, tikrai 100% neplautas buvo. Tualetinio popieriaus nepapildyta, yra likęs, dedasi durų nalnėlė, yra vienas vos likė, tai žmogus gali atėjęs pasibaigsiam ir ką daryti, o antras tuščias, neuždėtas. Rankšluosinis popierius aš pasinaudoju ir baigėsi, tai paėmiau porą lapelių ir pasibaigė, nepapildyta. Va tokie dalykai visi. Ir čia, žinokit, yra Mišelino gide įtrauktas restoranas. Tai spręskit patys, ar norit mokėti, ar nenorit už tokį. Žiauru, tikrai žiauri vieta, yra labai blogai, niekam nerekomenduoju. O vadinasi, pamiršau. Parašysiu, jeigu prisiminsiu, komentaruose rasite po šito įrašu. Jūs paspaudžiat laiką, ten visą kitą atsidaro, ten viską pamatot. Ne? Tai tokia situacija Lenkijos Mišelino gido viešbučiais. Viešbučiais, restoranais. Mes Lietuvoje. Esu buvęs kur geriau negu čia, bet taip.